čia dabar iš Kauno bevažiuodamas galvojau tokius, reiškia, kelis dalykus, kad mūsų folkloras visgi labai teisingai daug ką sustato į vietas, labai tiksliai pasako. Su Gileta prieš kurį laiką šnekėjom, aš automobilį irgi buvau, nes visą laiką lakstantis tarp dviejų miestų, tarp visokių dėstymų, praktikų ir taip toliau. Ir sako, bus reiškia konferencija, ir jo konferencijos moto sveikame kūne, sveika siela. Aš kaip visuomet sakau, romėnai sakė ne visai taip. Mes labai savo patogiai sudėliojam. Sveikame kūne, sveikame siela, taip kaip tokias tezė, aksioma, nieko nereikia įrodinėti. Na ir tą tikslų posakį ir pasakiau. Jos Juvenalė sakė, melskimės už tai, kad sveikame kūne būtų sveika siela. Ir turbūt iš tikrųjų visi savo gyvenime turim daug pavyzdžių, kai matome labai dvasingą žmogų, labai intelektualų, jo kūnas su daugybė visokių ydų, patologijų, jo kančiose, nes graikų terminas patologija turbūt nieks ir net nepagalvoja, ką tai reiškia pažodžiui. Patos kančia, logos mokslas. Mokslas apie kančias. O patologoanatomai, jokas tokia yra. Tai iš tikrųjų ir pagalvojau, kad čia taip mane sugavo bevažiuojantį, aš tą repliką savo pasakiau ir sako, Gileta, sako, gerai, tai tavo pranešimo tema tada, kiek suprantu, bus šita. Jo, ir galvoju, taip, jo mūsų folklorė taip ir sakė, žodis žvirblių išlekia, reiškia jaučių sugrįžta. Tai dabar turiu čia kažkaip tai išsukti, išvinioti šitą romėnišką posakį iki homeopatijos, iki susiet su praktika kažkaip. Ir bevažiuodamas dar vieną tokį juoką atsiminiau, nes mano paskaitose pilna juoko visokio. Mes juokiamės iki ašarų kartais su kursantais, aš juokiuosi studentai, kursantai visą laiką. Tai toks filmas buvo labai geras su De Niro, su dar kiti labai geri aktoriai, Sutrikęs gangsteris. Ir tam gangsteris, jau rodo, kad labai geras jo. Jo, tai ten, reiškia, mafijos bosui, reiškia, pasireiškia panikos atakos, jisai kreipėsi į psichoterapeutą. Ir ten jie kaip ir susidraugavo, bendravimas labai įdomus, labai vertas, reiškia, filmas dėmesio, iš tikrųjų po to dar buvo kitas filmas, Sutrikusi mafija, jo tos tęsinys. Na ir ten, reiškia, viskas priėjo iki to, kad buvo tų, reiškia, mafijos bosų susirinkimas ir kaip tik tam bosui, reiškia, panikos ataka, negali važiuoti ir sako tam psichoterapeutui, tu, sako, atstovauk jį. Ir nuveža į tą, reiškia, į tą susirinkimą. Ir, sako, kaip man kalbėt ką? Sako, nekalbėk nieko konkretaus ir bus viskas tvarkoje. Sako, aš, sako, psichiatras, galiu kalbėti nekonkrečiai, jokių problemų. Aš ne psichiatras, bet šiandieną teks kalbėti ir šiek tiek nekonkrečiai, bet tik iš pradžių. Ta išsukti dabar, kai Gileta sugavo mane, noriu iš pradžių klausimą tokį pateikti jums. Nes nuo dviejų dalykų, čia apie sveikatą kalbėjau, apie ligą rytų medicinų požiūrių, reiškia, vakarų medicinų požiūrių, aš nedėčiau tokio labai ryškios tokios skirties. Nes tam, kam aš atstovauju, sakysim, homeopatijai, tai toks, kaip pateigia ligos ir sveikatos supratimas visiškai netinka. Imkim tokius antroposofus, visai ne. Grįžkim į Graikiją senovės, visai ne, priešybių vienybė. Ar ne, reiškia, turim Demokrito atomistinę teoriją ir turim Sokratą, Platoną su priešybių vienybė. Taip, kad graikų medicinos ir filosofijos daug į save susiurbės, reiškia, Tibeto medicina, kuri buvo ir vystėsi tarp kinų ir tarp indų, iš vienų ir iš kitų gavo ir labai daug iš Europos pasirodo gavę.
Taip, kad ta skirtis tokia labai mechanistinė ir nesiryščiau. Be to, taip diskusijose kažkada man išėjo ta tokia mintis, jeigu pažiūrėkime rytų filosofijas, ar ne? Ir paimkime, kad, sakysime, truputį prieš mūsų erą, kokias 5 amžius, 10 amžius, 15 amžius, 20 amžius. Ar ten matome daug dinamikos? Praktiškai jokios. Dabar pažiūrime į vakarus. Ar ne? Graikų romėnų, ar ne, kultūra, filosofija, visi menai. Po to, kaip ir, viduramžių sąstingis, bet tame viduramžių sąstingyje vėl, romaninė architektūra, po to gotika, renesansas, barokas, klasicizmas, romantizmas ir pilna visko. Filosofijos, išraiška moksluose, įvairiuose menuose. Tai yra be vakarų, kokia būtų civilizacija Žemės. Su tokiom pačiom papagodom prieš 2000 metų, prieš 1000, prieš 1500 ir taip toliau. Būtų liūdnokas vaizdelis, turbūt. Taip, kad tie vakarai tikrai netokie jau skurdus ir netgi, sakyčiau, labai neskurdus. Bet dabar grįžtam vėl prie filosofijos ir medicinos. Kaip atrodo, kas tai yra liga visgi? Nebijokit sakyti, nes čia neteisingo atsakymo nėra. Gal dar yra nuomonių, ačiū. Kas? Nepatogumas. Nelabai patogu, sutinku. Kai sergam, tikrai nelabai patogu. Na dar, gal dar yra nuomonių? Sutrikimas įvairiuose, jos skausmas, apie simptomą konkretų sakot. Labai gudriai. Ačiū. Čia toks. Jo. Na, dar gal. Bloga savijauta. Įspėjimas. O, kiek visko, matot. Gerai, tokia klinikinė situacija, labai paprasta. Žmogui įpykina, vemia. Kaip šitą paaiškinti? Ar nedalyką? Jeigu atitinka klasifikatoriui, tai yra liga. Jeigu neatitinka, tai neliga. Tai žiūrint kokiu, bet iš tikrųjų, kas tai? Ar tai yra tokia kažkokia tai iškreipta būsena, dar kažkas čia sakė, sutrikimas? Tai yra viena iš gynybinių reakcijų. Ir ar tai vertinti kaip sutrikimą, o tai reiškia, išvertus į mūsų kalbą, kad tai yra organizmo pastangos pašalinti kažką nepageidaujamą. Šiuo atveju iš viršutinės žarnyno dalies. Jeigu tas nepageidaujamas jau nukeliavo į apatinę žarnyno dalį, viskas vyksta į apačią, ar ne, per kitur. Bet irgi, reiškia, pastangos pašalinti. Ar tai sutrikimas? Aš sakyčiau, sutrikimas būtų, jeigu nesistengtų pašalinti. Va tada taip. Nei energijos nėra, nei savireguliaciniai mechanizmai praktiškai neveikia. Tai va, tai dabar sudėti į tai, ką tik lektorė kalbėjo, į tuos, reiškia, stalčiukus nelabai įmanoma. Vakaruose, jos man požiūris, kad liga tai yra toks nepageidaujamas reiškinys, atsirado 17 amžiuje toksai gydytojas ir filosofas Sydenham, šitą sampratą tokią įliejo ir po to nuo 19 amžiaus jau vis labiau ir mūsų įprastinė medicina, ypač 20 amžiuje, tą tikrai pasigavo kaip aksiomą, kaip nepajudinamą dalyką, kad neigiamas gamtos reiškinys, jeigu tai plačiaja prasme ir jį reikia kažkur tai nustumti, nuvaryti, jo atsikratyti ir bus viskas gerai. To paties Hipokrato požiūrį, tai ką aš pasakiau, kad liga tai yra gynybinių reakcijų visuma.
jeigu taip labai trumpai sutrumpinu. Ir visą tai pasireiškia simptomais. Va. Ir simptomai vėlgi, beria vėlgi. Ar ne? Nueina žmonės pas vakarietį gydytoją, gydo odą. Ar ne? Tepalai kažkokie ten viskas, ar ne? Pavyzdžiui, homeopatų požiūrių ir, sakysime, folio diagnostikui, kai aš savo kasdien naudoju nuo 90 metų, buvau pirmas, kuris folio metodą pradėjau taikyti, tai visada matai kepenų, reiškia detoksikuojančių funkcijų sutrikimus, dažnai šalinimo funkcijų per inkstus, per storąjį žarnyną blokadą didesnę ar mažesnę. Ir to paseka. Toksinai ima kauptis limfoje, po to kraujyje. Ir organizmo vėl reguliacinės reakcijos, tai yra įjungia šalinimą, ar ne, jau ne natūraliais keliais, nes natūraliais keliais nepakanka, ar ne to, kad pašalinti tiek susikaupusių toksinų. Ima berti odą, šlapiuoti, nežėti ir taip toliau, patos, kančia, ar ne? Nors, reiškia, viena man pacientė sako, žinai, aš turiu tokį virbalą, man tarp menčių niešti, tai aš turiu virbalą ir pasikasau ir taip saldu būna, oi kaip saldu. Mūsų etnomedicinoje ta būsena, ką dabar įvardina atopinis dermatitas, reiškia, vadino saldžioji votis. Jo, net saldu. Va. Na va, tai vėlgi šalinimo reakcijos ir dabar jeigu kalbant apie simptomų slopinimą, kas iš tikrųjų yra vakariečių medicinoje, manau, pats blogiausias dalykas, koks tai gali būti, tai yra simptomų slopinimas arba reguliacinių reakcijų slopinimas. Mūsų reguliacinių reakcijų. O kas tai yra organizmas, jeigu taip įvairiais aspektais gali ten pasakyti, sakysime, biofizikinių požiūrių, tai būtų pusiau pralaidžių membranų sistema, kad gali keliauti kažkiek per membranas, kai kas. Ir ačiū Dievui, nes tada ir ląstelių mityba, ir viskas, reiškia, yra galima. Kitaip viskas nebebūtų galima. Va, tai ir nukeliavau, dabar ir nukeliavau. Tai, nieko, eisim toliau, apsimesim, kad nieko neįvyko. Jo, po koronos mintis skrajoja. Jo, o kadangi tinginys esu ir skaidrių neruošiu iš principo, nes visa auditorija yra, reiškia, paskaitos dalyviai šiuo atveju, tai viskas tvarkoja. Kai kas labai taikliai ir gudriai ir reiškia, filosofiškai pasakė. Tai Gerbiamas Almantai, aš visada sakau, kad etnomedicina, visada užkabinantis dalykas. Etnomedicina viskas tvarkoja, apie ją kalbėsim kurse šiek tiek irgi, nes ten naudoja 3 principus, reiškia, pagrindinius, vieną iš jų homeopatijos, ar nesma principą, tai yra, na, jie galima dabar ir eit link to, kad organizmas su toksinais tvarkosi 3 būdais. Jos pagrindiniais 3 būdais. Tai yra šalinimo reakcijos. Antras būdas – kaupimo arba sandėliavimo, ar ne, kai nesugeba pašalinti didelio kiekio toksinų dėl įvairių priežasčių, dėl konstitucinių dalykų, dėl tų, kokie toksinai dominuoja ir taip toliau. Ar ne? Ir trečias būdas, kai reaguoja į intoksikaciją destrukciją pačią. Čia truputį kitas dalykas. Dabar, koks, kaip atrodo, pats palankiausias sveikatos požiūrių būdas? Aišku, šalinimas, 100% šalinimas. Va. Ir reiškia trukdyti šalinimui, reiškia slopinti simptomus, reiškia praktiškai skatinti chronizaciją. Kitas dar dalykas, ką mūsų medicinos labai gali įtakoti ir įtakoja. Tai yra, reiškia, patologijos migracijos kryptis, ar ne kokia.
Šiuo atveju, atsakėm, šalinimo reakcijos pačios palankiausios, nes reiškia patologijos, reiškia migracijos kryptis iš vidaus į išorę, nuo gyvybiškai svarbiausių organų link gyvybiškai mažiau svarbių, tai yra oda, kepenys, inkstai, širdis, plaučiai ir oda. Ar ne? Tai slopinimas, ypač ilgalaikis, trumpalaikis dar čia toli gražu ne visada, bet ilgalaikio slopinimo reiškia pasiekmes visada labai aiškios. Reiškia patologijas pakreipia judėti arba migruoti iš išorės į vidų. Nuo odos, pavyzdžiui, link plaučių. Ir sakyčiau, kad mūsų dermatologai yra patys geriausi bronchinių astmų gamintojai. Nėra geresnių už dermatologus. Taip pat ir visa kita, bet kadangi dar ir kinai tą astmą pastebėjo ir mūsų etnomedicinoje, mūsų lietuvių irgi, kadangi tais patyrinėjau ganėtinai daug, tai galiu irgi patvirtinti, kad plaučių ryšį ir reiškia, odos labai aiškiai matė. Slopini odoje, gauni plaučių ir bronchų problemas, didžiulės giles. Senieji naturopatai, kurie vėlgi buvo visiškai netokie, kokie dabar vakariečių gydytojai. Ir dėti tarp jų tokią skirtį ir tarp rytų medicinos visiškai negalima, nes jie buvo visiškai kitokie. Tai kai nesusidorodavo su bronchinė astma, ar ne su bronchinės astmos paūmėjimas, priepuoliais, tai sąmoningai mechaniniu būdu padirgindavo krūtinės ląstoje odą tam, kad iššaukti eksudaciją, šlapiavimą. Vos šitą iššaukį, iš karto bronchinės astmos priepuoliai rimsta. Šiuo atveju alergologai ir dermatologai dirba ranka rankon labai gerai ir saugok Dieve, kad kažkas tik nepasišalintų iš organizmo. Maždaug taip žiūrim. Ar ne, jeigu čia pradėjo tekėti, tai būtinai lašinsim, ir taip toliau. Ar ne, jeigu ten apačioje žvakutė tuoj pat, vienu žodžiu, slopinimo būdus mes atidirbę labai gerai. Prie ko dabar čia ta sveikas kūnas, sveika siela, melstis. Kai organizmas reaguoja destruktyviai, duosiu tokį pavyzdį. Tas buvo, man žinau, po 3 kurso, toks, tą pavyzdį duosiu, ką pamačiau po 3 kurso, reiškia, praktikoje. Žinau, nuvažiuojam į tokį mažą miestelį, ligoninę vieną, ir, chirurginis, reiškia, skyrius toks mažas ten. Ir žiūriu, guli žmogelis vienas, lovoj, ir viena koja, ten, tokia kėdė, taburetė, viena koja iš lovos taip iškišta ir, reiškia, padėta ant tos ir apačioje, dubuo, jo apačioje dubuo, ir susmaikstyta adatų, bet tų nesiuvimo adatų, kurios yra kiauros, jo medicininių adatų, ir kapsi limfa su krauju. Sakau, kas čia dabar? Sako, vos įsiprašiau šitam dalykui, nes vienas senas chirurgas, kurio jau dabar nėra, jis išėjęs į pensiją, nežinau, ar jis dar gyvas buvo, ar ne, man tada dar nerūpėjo, ten 20 metų vienų to nerūpėjo. Tik paskui supratau, kad tas chirurgas senasis, buvo kietas vilkas. Jo. Tai, sako, taip mane išgydė nuo varikozės. Nuo venų varikozės buvo trofinės opos, jau ten reiškia pažengę ir neužgydavo. Tai ką dabar daro, ar ne, irgi bando užgydyti, ar ne, bando užgydyti trofinę opą. O dėl ko ta trofinė opa dabar atsirado, reikia pagalvoti. Vėl, į galūnę, šiuo atveju blauzdą, dažniausiai blauzdojos būna, ar ne, atiteka arterinis kraujas, atneša kas, deguonį ir maisto medžiagas, o venomis jau turėtų pašalinti anglies dvideginį ir, reiškia, metabolitus, ar ne, atidirbusius dalykus. Kai venų senelės būna neturi elastingumo gero, reiškia jungiamasis audinys senelė yra neelastingas, tai yra reiškia, problematiškas, galima galvoti ir dažniausiai tai būna, kad visame organizme su jungiamuoju audiniu nėra blogai, tik čia gal labiausia pasireiškia.
Va, na, dar limfostazė, kai limfa tampa tirštesnė, klampesnė, vat gaunam tokią situaciją. Reiškia, limfostazė atsiranda, po tos venustazė ir neišteka nei anglies dvideginio tiek, kiek reiktų, nei tų metabolitų. Vat organizmas tada, ar ne, ta koja ten spatinsta, plečiasi, didėja, ten link dramblialigės eina jau kraštutinio varianto šito viso, ar ne? Ir tada, reiškia, čia pats organizmas suardo anos, vat iš vientisumą dideliam gana plotė jau, ar ne? Ir ima šalinti toksinus. Ką tas chirurgas, jo logika puikiausia. Jis aiškus, neveikė į priežastinės grandis. Bet vat į tą situaciją, kuri susidarė blauzdo, jis puikiai susidorojo su to. Fantastika. Klinikinis mąstymas jo, beveik toks. Super. Kokie 8-9 balai. Truputį trūksta iki 10, bet labai gerai. Kaip jūs sakote, filmas geras, tai čia irgi veikia super, liškia labai geras gydytojas. Ir sako, dabar aš atėjau, sako pas tuos jaunus, jie mane varo, aš vos įsiprašiau, ir paskui gerai, tas senis neatsto, sako jau, gerai, guldom ir darom, ką ten tas darė, ir va daro. Aš tokią situaciją pamačiau ir iš tikrųjų aš ateinu su kiekviena diena, jis ta koja traukiasi, spalva atsistatinėja. Savaitės pabaigojau tos, mano praktikos, ta koja normaliausia. Ir po to greičiausiai, aišku, ir tada iš karto gyjimas, viskas. Gyjas, man nieko nereikia, jokių tepalų, nieko, organizmas uždaro tą, ar ne ką buvo atidarę, tuos vartelius šalinimo. Viskas. Jo, tada reiškia gyjimas praktiškai be randų, nieko ten nereikia po to minkštinti ten ir taip toliau. Va. Kur vedu? Va tada, ką užmiršau pasakyti, o dabar atsiminiau vėl. Matai, sklerozė, bet ne tokia didelė. Reikia gydyti, aišku, bet kad, reiškia, organizmas tokio Hanso Heinricho Rekevego tokia apibrėžtis labai gera, tiksli. Žmogaus organizmas yra save reguliuojanti sistema, kuri nori pratęsti gyvenimą, kiek galint ilgiau. Ir kad tas gyvenimas būtų kuo komfortabilesnis. Ir kaip elgiasi su organizmu mūsų įprastinės medicinos. Kai yra kažkokie simptomai, organizmas kažkaip ginasi. O jis yra sistema, kaip sakiau, kuri save reguliuoja. Ar ne? Va. Kaip elgiamės? Tai reiškia, kaip gerbiam savo organizmą, kaip juo pasitikim. Nulis pagarbos ir nulis pasitikėjimo. Jo reakcijos mums praktiškai, mes elgiamės, labai dažnai elgiamės visiškai priešingai. Turiu ir šiuo metu tą mediciną, kuri ėmė formuotis XIX amžiaus vidury ir po to jau tapo tokia 20 amžiaus nuo vidurio jau galutinai. Kaip elgiamės su tuo, nei pasitikėjimo, nei pagarbos nėra tam savo kūnui. Žinom, kad ryšiai tarp, reiškia, hierarchiškai tiek iš viršaus, tiek iš apačios yra, ar ne? Ne tik iš ten į čia, bet ir iš čia į ten. Kančia daug ką vėl, ar ne, padaro ir labai įdomus toksai, šeimos, reiškia, konsteliacininkų, tos psichologijos krypties, reiškia, požiūris, pavyzdžiui, alkoholizmo problemą. Kai, pavyzdžiui, toks pavyzdys, kai šeimoje keli vaikai ir vienas geria, o kiti daro karjerą, labai intelektualūs, moralūs, geri, ten, labai tokie pavyzdingi visuomenės žmonės. Ir jų požiūrių pasirodo tas, toks tarsi raupsuotasis, atstumtasis. Jisai savo kančia ir savo auka ir ta atsipalaidavusią energiją stumia tuos. Jiems teikia peno. Nuo to laiko, kai tą išgirdau ir paskui pastudijavau šiek tiek į šiuos žmonės žiūriu visai kitaip. Jokių raupsuotų tikrai negali būti, nes visada yra priežastys, dėl ko elgiasi
mes elgiamės kažkaip tai. Visada yra priežastis. Niekas nedaro šiaip savo kažko blogo. Visada yra. Tik mes labai dažnai to nesuprantam arba nenorim suprasti. Ir nenorim suprasti, dėl ko nenorim suprasti. Nes nenorėjimo suprasti vėl turi savo priežastis. To nenorim suprasti vėl. Tai va. Gal turi dar kokių pastabėlių arba mestelėjimų, mes to paimprovizuotumėm dar. Minčių, reiškia, paprieštaravimų, tai ypatingai laukiu paprieštaravimų labai. Jo. Kaip sakiau, dažniausiai šitos ligos vystosi, kai audiniai jau būna infiltruoti toksinais, imuniniais kompleksais ar ne visokiausiais. Ir tada tiesiog organizmas atakuoja savus audinius. Nes ten pilna, persismelkia, infiltruota. Kaip ir suaugusiojo atveju, kaip ir aišku, viskas dešimtmečiais gali būtis, bet mažo vaiko, tarkim, atveju. Suprantu jūsų mintį. Na vėl čia grįžt galima į homeopatiją. Yra vėl toks dalykas kaip 3 diatezės. O diatezė tai yra organizmo polinkis sirgti tam ligom ir tai dažniausiai įgyta, nes organai arba jų sistemos turi tam tikrą funkcinį silpnumą. Ar ne? Ir tada tam tikri reiškia polinkiai sirgti tam tikrom ligom, tam tikra eiga vėl būdinga, nes jos ta pati liga skirtingiam žmonėms skirtingai reiškiasi. Ar ne? Ir čia jau, sakysime, homeopatai gali 100 žmonių būti sergantis, sakysim, tą pačią ligą ir gauti visiškai skirtingus vaistus. Visiškai skirtingus, nes jie skirtingi, simptomatika skirtinga, jų konstitucija skirtinga, daugybė dalykų. Sakysime, homeopatai išskiria tarp 60-80 konstitucijų, Ajurveda 3, ar ne, čia tarp 60-80. Va. Bet ten truputį kitaip ir tai nėra geresnė ta homeopatija iš Ajurveda, jokių būdų. Nes Ajurveda mano didžioji meilė, dar aš nežinojau homeopatijos, o Ajurveda jau domėjausi. Taip. Jokių būdų, jokių priekaištų, jai tiesiog kitaip yra, kitokį niuansą. Va, tai jau man reikia baigti? Ne, nereikia baigti, tik tai aš galvoju, gal galite paminėti dar ir kitas savo meilės, pačias įvairiausias naturopatinių medicinų sritis, kurias studijavote. Aš apie mediciną. Ačiū, gerai, šitą patikslinimą priimu. Na, šitą turiu dar užbaigti trupučiuką privesti. Jo, kad va, ir jeigu vaikas, mes visi, kaip sakiau, gimstame su tam tikrom sistemų, reiškia, organų funkcinių silpnumu ir sakysime, reiškia, tam tikra eiga po to. Ir va tai ir apsprendžia. Po to dar toks dalykas yra kaip miazmai. Gal be reikalo šitą keiksmažodį paminėjau, nes dabar reikia paaiškinti. Na, miazmus, jeigu žiūrint iš graikų, tai kaip užterštumą, sakysime, suprato Hipokratas dar. Vėliau, reiškia, viduramžiais, tas visas vystės ir artėjo link dabartinio homeopatų supratimo, kad tai yra reiškia, lėtinis miazmas, na tai yra, kai organizme jam gimstant, perduodat iš kartos į kartą, reiškia, kaupiasi tam tikrą informaciją, ar ne? Ir reiškia, 3 miazmai, ką aš ir sakiau, šiek tiek kalbėdamas apie organizmo tvarkymąsi su toksinais. Tai 3 reiškia miazmai, psora, sikozė ir sifilis, arba sikozė dar kitaip vadina reiškia gonorėja, nes tai yra kaupimas, irgi kaupimo procesai dominuoja.
Ir ten kiti paskaitę truputėlis homeopatijos, kokios sako, homeopatai visus skirsto į tuos niežininkus, nes psora tai niežai, reiškia gonorėjininkus ir sifilitikus. Ir sako, su jais ten iš viso, baisu. Jo dabar atsiminiau tokį anekdotą. Sako, Abramas grįžta namo, sako, Sara, kiek aš tau kartų galiu sakyti? Nesifilitikas aš, filatelistas. Tai pat šitą dabar paminėjau, tą sifilį. Jo, tai. Ir čia, reiškia, tų miazmų kertiniai dalykai. Bet reiktų ilgiau šiek tiek kalbėti ir aiškintis ir psichologiniai niuansai ir viskas yra, reiškia, skirtingi tų individų. Dabar jeigu kalbant apie ryšius su kitom medicinom, tai jeigu kalbant apie, pavyzdžiui, plačiaja prasme rytus vėlgi, nes tie rytai labai ne tokie patys. Ar ne, sakysim, arabai mums irgi rytai. Čia nieks arabų nemini. Tokie arabai tai iš viso yra tarp graikų ir tarp tų rytų, tie tokie keisti šiek tiek, nes apie juos kalba daug mažiau ir visai įdomus. Tai rytų medicinos apskritai tą naudoja priešybių principą gydant. Jeigu karšti procesai, vėsinančios medžiagos, sausi procesai, drėkinančios ir taip toliau. Ten dar lengvumas tai sunkina ir taip pat gydo. Reiškia, vakarų medicina vėl išskyrė 3 principus gydymo. Be to, gydymos priešingų arba allopatos, tai yra priešingas, gydymas priešingų, homeopatija, gydymas panašiu, homeopatos, tai yra, reiškia, panašiu į ligą, ir gydymas ta pačiu arba analogišku. Čia mes taikom, būtų skiepai arčiausia prie šito. Ir kai kalbėjau apie vakcinas kaip apie blogį, tai grįžkim į Kiniją senovės ir ten kaip, reiškia, bandė gintis nuo raupų. Reiškia, tą raupų pustulius, reiškia, turinį sudžiovindavo ir miltelius per šiaudelį pūsdavo, reiškia, vyrams į dešinę šnervę, moterims į kairę. Grynas vakcinavimas. Ir tapatumo principo taikymas tuo pačiu. Irgi tik ten to labai mažai, dominavo gydymas priešingų. Daug kas sutapatina alopatiją, gydymą priešingų ir simptomų slopinimą. Nei Indijoje, nei Kinijoje simptomų neslopino. Veikdavo priešingai, bet neslopino. Nes gali ir homeopatinėms priemonėm labai sėkmingai užslopinti simptomus, jeigu tai darysi nemokšiškai. Tiesiog. Tai bus neteisingo gydymo pavyzdys, kai simptomai slopinsis. Ir jeigu teisingai gydai, kokį nors atopinį dermatitą, kaip pavyzdį daviau, tai visiškai tą odą neveikia. Aktyvini, reiškia, kepenų detoksikuojančias funkcijas, šalinimasi per inkstus, per storąjį žarnyną, galbūt dar kažką, ir sveiksta oda. Dingsta bėrimai odoje. Tiesiog tą įrodo, jos pat teisingumą, reiškia, šito požiūrio. Grįžtų prie vakarų medicinos visai. Prie Demokrito, prie atomų, ląstelių. Ir ląstelė, kaip žuvelė akvariume, ar ne? Švarus, skaidrus vanduo lems, kad ji galės sveikai gyventi, kiek jai duota. Dar geras maistas, jeigu, viskas puiku. Lygiai taip pat mūsų ląstelė. Jeigu tarpląstelinėje skystyje
yra švara, ji kaip ta, ta žuvelė, skaidriam, švariam, jau laikas. Reiškia, akvariumos mat vandenį. Improvizacija baigėsi visai. Na, būtų galima daug labai šnekėti apie tą mūsų tarplastelinį skystį ir tą specifinį purų įjungiamą į audinį, kurio yra labai daug mūsų organizme, jisai supa mūsų svarbiausius gyvybiškai organus. Ar ne? Ir per tą audinį vyksta tiek ląstelių mityba, kaip sakiau, reiškia pusiau pralaidžių membranų sistema, mes esame irgi, tiek šalinimas iš organų. Ar ne, apie tai mes tam kurse labai detaliai kalbėsim, nes tik tada galima suprasti, kas vyksta, dėl ko, ką darai. Reiškia, paaiškinimas. Va, tai linkiu tiesiog visiems vidinės švaros, ar ne, skaidrių skysčių organizme, skaidraus vandens, nes tik taip mes ir galime būti sveiki. Kai mūsų organizme kaupiasi toksinai, o jie dažniausiai nuodingų rūgščių pavidalų, žodį acidozė galima tokie apytikriai lygybės ženklai, visai baigiu, dėt su homotoksikoze. Ir iš čia vėl šarminiai elementai iš kaulus migruoja į kraują tam, kad neutralizuotų tas rūgštis, ar ne, susidarytų druskos. Druskos, jeigu blogas drenažas, kaupiasi trakšt visur, traškum braškum, ten reiškia osteoporozė, osteochondrozė, kai rūgštys tos, ar ne, reiškia mūsų kraujagyslių turinys ir limfagyslių taip pat, bet reiškia cholesterolis veikia ne limfagyslėse, o kraujagyslėse. Kepenys gauna, kad yra mūsų reiškia kraujagyslės, reiškia vidinio sluoksnio, reiškia pažeidimai erozijos. O cholesterolis vaidina tokį vaidmenį, taip kaip čia nusibrozinom, reiškia krešulys, šašas susidėjo, ir viduje paima ir uždeda tą krešulį ir šašą, ar ne, ir susiaurėjo kraujagyslė, ar ne. Tai čia galima aiškinti, improvizuoti ir suprasti, reiškia, procesus ir ką, kaip ir dėl ko, reiškia, daryti ir kaip nesielgti. Tai jau visai paskutinis moto, tas sveikame kūne, sveikame siela, iš tikrųjų turime labai gerbti savo kūną, klausytis jo, ne tik savo sielos, ir ką kūnas kalba svarbu. Gerbti ir juo pasitikėti. Jokių būdų nesielgti drastiškai prieš ir netrukdyti jam save reguliuoti. Toks lotynistas Skoras, reiškia, pirmam kurse, žinau, reiškia, pirmas užsiėmimas buvo lotynų kalbos ir jisai baigė tokia lotyniška fraze sapienti sat. Išmintingam pakaks. Ačiū.